Dar vasarą Arūno Valinską klibinant iš Seimo vadovo posto, prezidentės raginimai trauktis dėl galimų ryšių su nusikalstamo pasaulio veikėjais buvo lemiami atimant portfelį iš buvusio šou verslo ryklio. Nepriklausomai nuo to, ar bus pagrįsti kaltinimai, ar jie paneigti, politikui visada egzistuoja moralinė ir politinė atsakomybė, nepriklausomai nuo kitos. Tokios atsakomybės norėčiau reikalauti ir matyti iš visų mūsų politinių lyderių. Tikrai yra dabar laikas garbingai ir laiku pasitraukti iš užimamų pareigų, kol to nepadarė pats Seimas. Skandalo apogėjumi tapo būtent slaptas Seimo balsavimas, po kurio Valinskas ir lėkė iš posto. Praradęs Seimo vadovo kėdę, nuo kritikos Grybauskaitei Valinskas kurį laiką susilaikė. Tačiau iš Valstybės saugumo departamento vadovo posto, esą savo norų pasitraukus Povilui Malakauskui, Valinskas iš Seimo tribūnos pažėrė kritikos šalies vadoviai. Vieni ar kiti pareigūnai, užimantis aukštas pareigas, nepraėję lojalumo testo, yra šalinami iš pareigų, priverčiant juos pasitraukti dėl asmeninių priežasčių. Ir ne tik jie vieni. Ir įvairiausių motyvacijų mes esam girdėję, bet labiau nemotyvuotų pasisakymų iš aukščiausių valdžios pareigūnų turbūt per visą nepriklausomybės istoriją dar nėra tekę girdėti. Posto netekus užsienio reikalų ministrui Vygudui Šackui ir generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui, Valinskas, kritikuodamas prezidentę, tiesiai pareiškė, jog norint išsaugoti savąją galvą kuo aukščiau, reikia nuritinti kuo daugiau kitų. Tas noras labai dažnai pademonstruoti ryžtingumą, kuris nėra pagrįstas argumentais, išskyrus vienu noru pratęsti savo reitingų, sakysim, karaliavimą. Jūs sakote, kad prezidentė viską daro tik dėl reitingų? Kol kas toks susidaro įspūdis. Arūnui Valinskui užsimojus užimti kultūros ministro postą, konfrontacija pasiekė kulminaciją. Prezidentė kategoriškai prieš Valinsko kandidatūrą. Asmeninę nuomonę aš premjerui išsakiau, aš nepritarsiu šitai kandidatūrai. Kodėl? Aš pasakiau, norėčiau, kad būtų ne tik kvalifikacija, bet ir pasitikėjimas žmonių ir visuomeninis pripažinimas. Šį pareiškimą Valinskas išvadino, jo žodžiais, įsižeidusios bobos nuomonę, o ne prezidentės poziciją. Lietuvių kalboje žodis moteris, moteriškė boba yra tikrai, o kadangi prezidentė išsakytus argumentus mes vertinam tik tais kaip moteriškas nepagrįstas emocijas, o ne valstybės vadovės poziciją, tai tiesiai šviesiai ir pasakiau. Argumentas vienintelis yra, kad nėra visuomenės pasitikėjimo, arba kitaip sakant, yra žemi politiko reitingai. Tai be jokios abejonės Andriaus Kubiliaus reitingai yra dar žemesni. Tai pagal šią argumentaciją aš suprantu, kad prezidentė inicijuoja atstatydinimą premjero. Nežinau kodėl, lauksim argumentų, bet iniciatyva įdomi, tikrai svarstysim. Aš tikiuosi, kad ir Tautos prisikėlimo partija, ir pats Arūnas Valinskas taip pat išmintingai įsiklausys ir į prezidentės viešai pareikštą nuomonę. Iniciatyva siūlyti kandidatą priklauso Tautos prisikėlimo partijai. Mes turime koalicijos sutartį, ją gerbiam ir vykdom, ir todėl mes esam sutarę, kad iki pirmadienio išmintingai pamastom ir jeigu mąstymo rezultatai bus ko nors kitokie, tai į tai reaguosim, o jeigu ne, tai tada be abejo ir vykdysim visas formalias procedūras. Prezidentės ir Arūno Valinsko mūšio baigtis gali nulemti visos vyriausybės likimą. Atskirą pranešimą Tautos prisikėlimo partijos vedlys žada šeštadienį specialioje konferencijoje. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.